šilta, nereikia ir laužų. Gerai, nedurniuojam, einam dirbti. Meniu 23, pica, slice, pepperoni. Išbandysim. Čia turim. O, jau verda. Labas rytas iš miškų, draugai. Sausio 11, -8. Pasižiūrėjau, kad prieš gerą mėnesį paskutinį kartą buvau nakvynėj miške. Tai šiandien nutariau vėl aplankyti savo apartamentus, rūmus. Pasižiūrėsim, kaip pasilaikė. Geras laikas, manau, bus šiandien. Labai neskubėsiu, sakiau. Kažką paveikt. Judam. Tai iki vietos apie 2 kilometrus paeit, nei daug, nei mažai. Kas matėt pirmoji daly, prisiminsit. Kas nematėt, kviečiu pasižiūrėti. Laikelį paspaust. Geras apšalimas su daiktais. Per pusnės yra ką veikt. Arčiau privažiuoti, aišku, jokių šansų. Bet taip dar įdomiau. Vėjo visai nėra. Tai pasisekė su oru. Bent jau kol kas tobulas. Pastogė, jūs pažiūrėkit, kaip pasilaikęs. Mėnesį laiko. Va. Sausa, absoliučiai. Po pastogė. Aš galvojau, čia reiks valytis man sniegus. Kas kartą. Ne, tuščia. Tai per mėnesį niekas ir neapsilankė, taip išeina. Sakau, mažas judėjimus, kažkaip pėdsakų labai nedaug miške. Ne taip, kad būtų išvaikščiota viskas. Tai šiandien norėčiau, draugai, pasidaryti, sakykim, kažkokias senelės pabandyti. Nuo laužo, ta prasme, o čia va tarp medžių šitų dviejų. Ir galvo čia va. Arba iš tos pusės kažkokią senelę pasidaryti. Kaip viskas greičiau, kaip pastogė yra, įsimėtai daiktus ir viskas. Čikšt. Koja.
Very good, very good. Ir va čia va, galvoju, kalt. Nes labai arti irgi nenori traukti. Nelabai išeina. Žemė nešalus per daug gerai eina visai. Kur dar surasti plonesnių pagaliukų? O, vieną matau. Kaip pas sniegu, sunku suprast, kaip jis atrodo čia. Po tų šalčių didžiųjų, po 30 kai buvo, tai vos ne kaip vasara dabar. Ir viskas mirtinai, niekur nepabėgs. Sušilau visai čia be pjaustydamas. O taip atrodys. Čia laužas. Tada nuo tos pusės kažkiek šiluma teoriškai turėtų atsimušinėti. Bet čia nakšalta nebus, tai čia būsiu kaip ponas. Kaip ponas gyvensiu, jaučiu. Dar va čia būtų gerai biškį užsitvert. Tokios aukštos ir nereikia. Tai jau. Gerai. Taip, vieną sieną turim. Dar reikės vieną pasidaryti. Nežinau, ar šitoj pusėje geriau prie kojų. Pažiūrėsiu. Ką šiandien noriu išbandyti, tai apverstą laužą pasidaryti. Kaip jisai atrodys, tuoj parodysiu. Šilta nereikia ir laužų. Gerai, kad pašalęs, tai kažkiek lengviau pjaunas. Kažkaip taip. Tikiuosi nevirs viskas vienu dideliu fakelu. Tai apačioj vis tiek šlapesni derinu. Tai manau, taip greit neturėtų jie įsidegti tą viršui. Čia dar dadėsiu paskui. Eigoj. Sunku daug darbo, blema. Gal susidėlioji. Eina savo. Dar atsargai prisinešti reikia. Kažkiek gal storesnių. Ten iš pakalnės tempiu aukštyn. Tai yra kas veikti. Gerai, nedurniuojam, einam dirbti. Kaip ir neblogai tų malkų pasiruošiau. Jų vis tiek, aišku, būna mažai, bet gal rytai bus. Nu ir gausi kažkas tai. Bet atvargau, tai eik tą savo. Gal susipjauščiau, susinešiau. Dar įsikast, tik iš pasniegų reikia. Ne taip paprastai viskas. Tai viskas, kur sulaužo, manau, nestemsta. Šiek tiek šalo. Kiek čia dabar? -3 ir 5 valandas jau beveik. Bandysim kur.
Jau po 7, kaip ir laikas būtų pavalgyti. Turiu čia kai ką įdomaus. Amerikietiškas karinis davinys. Meniu 23, pizza, slice, pepperoni. Išbandysim. Jau valgyt noris. Žiauriai. Pažiūrėsim, kas čia gero. Čia kaip ir priedai tokie. Riešutų sviestas. Šaukštelis. Obuolių gabaliukai aštriame padaže. Kažkoks įdomus reikalas. Čia bus gėrimas. Šokoladinis, proteininis. Čia pašildyt maistui. Atskiras maišelis maistui pašildyt. Gabalėlis picos. Gerai. Čia aprašymas. Krekeris. Ir ką dar čia turim? Ir sausainis. Maišelis yra pašildyt karštam gėrimui, kuris yra čia aviečių skonio. Karšta. Dedam gėrimą. Nes čia dar karščio sočiai. Nu, pažiūrim, draugai, kas čia viduj. Įdomu, kaip atrodo. Atrodo ne kažką. Bet kvepia visai gerai. Nu, skonis toks iš bėdos labai. Nėra neskanu. Bet toks. Labai saldus, bet skanus. Riešutų sviestą gal paragaujam su krekeriais. Labai geras. O laužas tai va taip atrodo. Gerai dega. Šilta. Reikia viską išbandyti, parskanausim kaip kava. Taip, kol vanduo verda, paragaukim šitą reikalą. Tai čia obuolienė gal? Nu, grinai kaip obuolienė. Ir kvapas kažkiek panašus. Nežinau, ar matysis, o taip atrodo. Galėjau pašildyti dar, aišku. Būtų šiek skaniau. Ar toks, blem, keistas poskonis. Laužas super gerai dega. Ten iš apačios visą kaitrą eina. Ten po vieną pagalį viršaus užmetu dar. Labai gerai. Čia turim. O, jau verda.
Taip ir gal užsipilsiu dar šitą šokoladinį gėrimą. Neragavęs dar šitą, šiaip kitų numerių davinius kiek bandęs, tai nebūdavo šitą pridėta. Būdavo toks pat pakelis, tik tais dažniausiai vynuogių gėrimus, kaip sultis. Oi, biškis sulaužytas. Va toks sausainėlis. Tai čia visuose tas pats būna. Traškutis. Pamiršau kavą į baliklį. Dedam, išbandam, aišku. Va taip turi atrodyti. Kaip Jakobs užpilama. Grinai 1:1. Laužą užkūriau 5. Dabar jau beveik 8. Tai tik virštinis sluoksnis nudegęs dar. Šakės gerai. Jie kaip suspausti tie rąstai apatiniai, negauna oro, tai taip iš lėto dega. Nieko daryti nereikia. Ant viršaus papagalį užmetu. O kaitros pakankamai. Nu ir pabaigai šokoladinis gėrimas. Tuoj sprogsiu, jaučiu. Čia pavalgai iš jo. Iš to davinio tikrai. Oi, koks tirštas. Čia gryno šokoladas, toks vaizdas. Kol karštas reikia valgyti, gerti. Geras. Grynas karštas šokoladas. Jeigu aplamai, tai 23 numeris ne kažką. Vertinčiau, kad ne kažką. Tikrai skanesnių ragavęs iš jų. Amerikietiškų, ta prasme. Bet gerai pavalgiau. Negali skūstis, kaip sakant. Ką toliau veikt? Pavalgiau, dabar taip užšilau. Ką čia turim? Po 8:30. Tai atrodo, net pajudėti negaliu, kiek privalgiau. Ai, tiesa. Bus įdomu iš tikrųjų pasižiūrėti. Rytoj kaip ta mano pastogė ar neištirps. Nes šį kartą tikrai daugiau šilumos duoda laužas. Kai galingesnį sukrojau. Gal neištirps. Biškelis neguriuoja, taip šlapiai. Be pastogės liūdna būtų. Bet gerai laužas. Nieko daryti nereikia beveik. Kaip užkūriau 5. Taip ir dega. Iš apačios. Būtų galima dar daugiau aukštų prikrauti, manau. O jeigu vietos būtų, tai iš vis iš ilgų rąstų.
Tu gali iš galus pastumti, ką dar. Gerai vis tiek. Super. Nežinau, kokių 9, pusę 10. Dar pasaugosiu čia laužą. Pajudinsiu. Kažkiek geriau degtų ir reikės lysti miegmaišį. Nešalta dabar. Palyginus -3. Drėgmė tik, aišku, tokia juntama. Bet gal su vienu miegmaišiu išgyvensiu šią naktį. Planavau dar išbandyti 2 miegmaišius. Po praeitą kartą, kaip rekomendacijų gavau. Bet kai tokia temperatūra, tai kažkaip neėmiau. Manau, kad nesušalsiu stipriai. Kaip nabašnikas. Rezidencija. Ten užsidarė šoną. Čia užsidarė. Ten tik tais atvira. Taip ir gyvenam. Wow. Yeah. Tikri apartamentai. Miško apartamentai. Bet vėjo taip ir nėra. Visą dieną ramu. Dūmas aukštyn kyla. Net galimai dūmais neprasmirsiu. Taip nebūna. Sėdžiu kaip pirty. Šilta. Džiavinu dar. Čia vidpadžius koinės. Vis tiek per dieną priprakaituoji. Ne kiek sušlampi, kiek priprakaituoji. Tai įsidžiavinsiu, rytoj bus geriau. Rytoj. Įsitirpinsiu dar vandens. Nes jau pasibaigė nakčiai, butelį prisipilsiu. Bus šilčiau miegmaišį. Pusė 11. Lendu į miegmaišį. Ir bandysim išmiegot. Per naktį su termo tik tais ir pramiegojau. Paskui jau paryčiais megztinį įsimečiau vidun. Prišalę batai. Šalta, šalta. Kiek čia valandų? Po 7:20. Laužas kaip atrodo. Stogas beveik vos ne kiauras jau kai kur. Ko norėt, taip užkepinau pusę nakties, kaip pirtelėje miegojau. Biški pasnygė. Gerai, tuoj prašvis. Pabiški rinktis daiktus. Prakūriau dar
galus sukuriančią liukučius, kad nepalikt. Pažiūrim iš kitos pusės, kaip atlaikė. Niekur nešviečia. Viršui, o čia va. Vos ir o čia. Daugiau visur jokių tarpų. Kepu bulką. Pusryčiam šiltą bandelę bus. Dar vieną turėjau. Kepta bulka. O, šyla. Viskas po 80. Judu link mašinos. Oras geras šiandien. Pasiklydęs sniegynuose da. Wow. Po vakar pėdsakai užsnigti jau nemažai. Matau mašiną pagaliau. Ką, viskas, draugai. Dėkingas visiems už dėmesį ir susitinkam kituose video. Iki.